Labas vakaras. Galvoju pasijungs biškiunksčiau, kad atėjot pranešimą visi, žodžiu, ir nepraleistumėt, kas nenorėjot praleisti. Ir tikos, kad šį vakarą turėsim tokį jaukį pasirukavimą. Iš tikrųjų, tai ton transliacijų sugalvojau daryti, nes vis aten koks nau žmogus ar į asmeninį anketą, ar į puslapčią. Ir gal nebūtina žin, ko aš iš tikrųjų darbu, kas aš tokies. Nu ir misliu, gal reikia prisistatyti tiem žmonėm, kad anksčiau manis niekuomet nepažinoj. Va, tai aš tik tus prisistatymus pradėsiu 8, kaip ir prižadėjau, dabar tiesiog užšnekėsiu Donti, kas prisijungs anksčiau, tai, žodžiu, va taip. Iš tikrųjų, tai išsirašiau į lauk. Norėjau laukį daryti. Va, lauk, spėjau, viskas. Bet vis čia bonda pradėti lyti. Tai pasiėmiau skietlį atsargi. Nu ir žiesam, kau čia baigs. Pasilindau po beržas, tai kol kas seniai mums auga. Tas gera. O galbūt, kad yra tiesiai stipresnis leitus, nu, bet kažkaip išgyvent neištarps. Svarbu, kad telefon saus išlektų ir neišsijungs. Tai va. O matau, kad jungatės, labai gera. Puikia. Tai jau pat mes ir pradėsim. Kažkaip galvoju, padarysiu tokį neformalį, ne ką paskaitos, koks prisijungimai į Zoomą, nu, kartą žmonės galvoja, kad čia sudėtinga, tai aš čia laik netur, nu, čia galės, kad norės prisijungti, atsijungti, įrašą perklausyti, nu, mėnesį tas kaba, bet šiandien asmeninį anketą keusiu ir kaip atskirą įrašą, tai jau kada nors kas nors norės pasiklausyti, da gal į vėliau susiras. Nu jau rimčiau pradat linuoti. Įdomu čia bus. Nu, bet aš labai tik ten norėjau laukį daryti. Ne vidau, nu kažkaip taip sugalvojau. Tai taip ir bus. Gera. Manau, kad mes jau pradėsim. Iš karto įspėjamoji informacija, kad aš šnekėjau su žemaitiška, bet tep kap šneko, ne tep kap kas nors nori, kad šnekėčiau. Tikos, kai jūs man be to gerai girdit, jeigu nesigirdit sakyti. Va, kodėl aš tep sakau iš karto baisi? Nes visą laiką ten kas nors pamokinti, kaip aš turiu šnekėti. Ir aš suprantu, kad senoje žmonės kitaip šnekėjai, ir aš suprantu, kad kiekvieno teritorijoje kitaip saka. Nu ir jeigu jau sakau šnekėti, tai jau saka, jau tu čia neteisinga dara, turi sakyti rukautais. O man kalbo nėra toks natūralus tas žodis. Aš anon pakankamą retą pavartoju. Kitą ten danetę pasakė. Nu į danetę. Tai nesitaisysiu. Ne iš mandromo duto, nes bus nenatūraliai, man taip nepatink. Ir aš laikaus tokios nuomonės, kad jeigu natūraliai tas žodis įėjant kažkoks būn, kad persijung, kažką pargrįžti prisiminims, kažkoks iš vaikystės, kur girdėdavau, tada aš jau pradedu anon savo kalbą vartoti ir, žodžiu, sakyti. Bet jeigu ne, aš specialiai liežuvį nelaužau, nes, nu, to nenatūralumo žmogus labai greit pagauna. Ir man patė nepatogia ir žmogu kažkas, nu, netė, kaip sako, falšyva. Va, tai iš karto pasiaiškinau. O mes kaip tik turim 8 valandas ir pradedam, tai kas dabar prisijungėt, arba tai jau pat prisijungsit, labas vakaras. Aš esu Evelina Viktorija Žemaitytė ir aš esu genealogijos tyrinėtoja, paskaitų autorė. Ir skaitau paskaitas ir nuotolinis, ir važinėjus visur, kur pakveit, žodžiu, ir mokyklas, ir įstaigas, į bendruomenis, nu, visą kur. Pa žmonės, kad nori sužinoti, kas ta genealogija ir konson reik dirbti ir kap. Tai šį vakarą man bus bandėms prisistatyti tiem žmonėm, kad reimojam naują suradai, gal niekuomet nebuvo prisijungi paskaitas, arba nebuvo atėję, mes nesam pažįstami. Nu ir gal jums kai kam būtų įdomi, kas aš čia tokia esu, kodėl galvoju, kada be to gal šnekėti. Nes, nu, turi žinoti, kas tas žmogus yra prieš klausydams, kodėl čia turėtum pasitikėti, juk dabar visko nors šnek.
jis kur nors Dalenas pasako visi didelį žinovą, o iš tikrųjų neaišku, aš žinau sene. Tai galės jūs įvertinti pasiklausant, ar apsimoksime manęs klausytis. Tai iš tikrųjų pradėti noriu nuo pačios genealogijos, kaip ant man gyvenime atsirado, nes, be to nebūtų nieko. Aišku, galėtų, kaip saknu, javos, tai yra įdomu, kur aš gimiau, kaip augau, kokiais senolė buvau, bet šis iki iš tikrųjų ne apie tom. Šis iki apie tom, kaip genealogija atsirado man gyvenime, nes per tom susikūrė taip iš faktais. Tai reikėtų pradėti vis tiek nuo mokyklos. Pats pirms man susidūrėms buvo, kaip daugam, kažką pradiniais klasės sakė, giminės medį padaryti. Tai spėkit, man padarė ir aš viską tik paskaičiau. Bet ten buvo gan išsamus tas medis, man tečiaus giminės, ten dauga, man tėtis tor 51 eilės pusbroliai iš vienos pusės. Bloga girda. O kaip kitim, kiti gerą girda. Dabar gal geriau bus. Tikaus, kad bus geriau. Žodžiu, tai buvo didelis tas medis, su visas tas spendė iš pusbrolių pusės ir iš antros pusės, keli. Ir tepi baigęs tuo metu. Paskiau, kada jau buvau, gimnazinio amžiaus, vėl, mums mokytojai lietuvių kalbos gerbiam, labai vis siūlydavo, kveisdavo, sakydavo, kad čia ir įdomi tas giminės medis ir kad gal domėtis, buvo kažkad pakveitus svečių, kur pasakoja, kad, žodžiu, jau kažkokią informaciją gali rasti internet. Bet aš tada tik ten neužsikabanau, tik tas, kad buvau paskelbs konkursus rašiniam. Klaipėdo, aš mokiaus Klaipėdo. Ir bibliotek skelb konkurs, tai aš rašiau istoriją apie Vein savo giminės šaką, kaip anei, žodžiu, kaip ten anim susiklosti gyvenims. Ir kaip anei turėjo būti išvežti darbami Vokietijai, bet nenuvežė iki Vokietijai, anei buvo išlaipinti Tauragė, tai apie pasilik, paskiau gyventi prieš Viekšnas, žodžiu, kaip viskas tas susiklosti. Tai mums buvo toks, pirmasis rimtesnis susidūrims ir aš ton giminė šaką vis bandydavau pasižiūrėti, kur čia galėtų užėti kokį nors informaciją. Jūs kas nors patvirtinkit mano komentaruose, jūs mane dabar girdite, ne, nes matau iškrašį, kad bloga. Tai pasakykit, ar girdit, ar aš esu savim šneku. Tai ir paskiau nemaža tų metų praėjai, kol man kažką patėjo į galvą, kad tas atėjams į galvą buvo toks, iš smalsumo iš tikrųjų, iš cekaunumo pasiveizėti, kodėl čia žmonės skelb kažkur Facebook'e, kada neieško kažkokių bažnytinių įrašų. Aš negalvojau apie tom per daug, nors jau kelias metus bandydavau kažką pagal kapus, pagal antkapių žodžių, pagal te pasakojimus biškį parinkti. Tai tas prasidėjo, buvo 18 metą, kad aš jau atėjau man į galvą, kad reik babas ko nors įrašyti, nes prieš tai karašinį rašiau buvau tik senoliaus, kad buvo iš kitos pusės, iš mamos pusės, buvo pasidarius pirmoj ton interviu genealoginį mokyklo dar. 18 metas dar babas kažkiek įrašų pasidariau, ir kažko vis žiūrinėdavau. Tai kapus nuvažiavus nuotrauk pasidarydavau, tai pas kažko senus nuotrauks peržiūrėdavau, bet tep. Paskiau praėjo dar kažkiek tų metų ir sugalvojau, kad reikia paieškoti probabis. Pamačiau, kad ten dekanas atitink laukų, gerai, aš ieškau tos probabis, ieškau toliau, žiūrėjau, kad man gerai sekas ir aš dagiliau. Baigęs to, kad aš kaip tik tas buvau, dirbau samdomį darbą dar, buvau atostogos. Ir 2 savaitės, tep nuo 8 ryto iki 3 naktais. Praktiškai kiekvieną dieną prasidėjau prie tų metrikų. Žodžiu, paplūdėms. Ir aš per tas 2 savaitės, kas buvo iš Lietuvos pusės, žodžiu, kas buvo įmanom, 6 kartus susirinkau praktiškai. Kai kur sudėtingiau, gal ten pritrūko vieno antro žmogaus, bet čia iki 6 kartos variau. Paskiau kuriam laiko buvau padėjus į šoną. Vėl sugrįžau, po kokį pusmetį, jei daugiau niekuomet nebepadėjau. Ir kaip jau apsitvarkiau biškį su savo giminės medžiu, pradėjau kurti grupės vėl, tas grupės kūriau nuotraukom dalintais,
savanaudiškai iš tikrųjų, nes norėjau surasti savo giminės nuotraukų. Šnekuoliais, gal pabandykit, kiek įmanom, pasigarsinti ar telefoną, ar kompiuterį, kur klausot, nes kiti sako, kad viskas gera. Tai galbūt, kad pas jūsų kažkas. Arba ausinis galbūt užsidėti padėtų. Nu va. Ir pradėjau paviškai padėti žmonėm, tiesiog surasti kažko, ypač kas iš tų pačių parapijų, labas vakaras, kas iš tų pačių parapijų, kapimoną, ta giminė, nu, žodžiu, kažkokį tokį veiklą užsiimti ir kitim padėdamų irgi tep sąmoninga, nes kad aš pradėjau, man daug žmonių pagelbėjai. Ir dalindavos informaciją, nukreipdavo, kur, ką, žodžiu, ir kas ko jau turėdavo, netgi ir pasidalindavo, ir toties įrašas. Vienu žodžiu, taip kažką bendradarbiauti pradėjom. Nu ir po kažkiek laiko, man kažko pateita mintis, kad pradedi ir sudėtinga. Pradedi ir sudėtinga, nes iki tol gal žmonės kažką įsivaizduom, kad, nu, kas čia yra. Pasiklausinėję savo ten tų vyresnių giminaičių, sudarėtum medį viskas, o kažko toliau gali iškoti, kad čia nėte paprasta, nu, atent tik tas kažkokį momentų, kad tu jau sužinai patom. Tai aš jau kaip susigaudžiau, žodžiu, susirunkiau ton informacijai, nes mokslo tokių Lietuvo nėra. Tu negali įstoti, pabaigti būti genealogu. Kartais gal galvoti, kad istoriks turėtų mokėti giminės medžių daryti. Jeigu jis pats domėjus, tau tada jo, bet šiaip nebūtina. Ir gal neturėti visiškai jokios praktikos su tau susijęs žmogus ir turės atskirą mokintis, jeigu jau norės su giminės medžių darinį. Tai, nu vat. Taip galvos, kad aš jau kažkiek tos patirties kaip sukaupiau, nu ne teik aiškiai, kiek žmonės, kur 20 metų užsijėm, bet aš labai aktyvę. Nu, kad kartais gal žmogus per 5-10 metų, skirdams ten po valandį per savaitę, jums gal mažiau suras, negu kad tas katras pablūdis visą galą. Žodžiu, per kažkiek mėnesių prisirinktos informacijos, nu tai aš ne po mėnesių jau praėjo geroką to laiką, kada aš iškojau. Nu ir galvoju, aš suorganizavau su savo miestelį paskaitą, tiesiog, kad galėtų žmonės ateiti. Tai buvo man pirms toks krikšts. Aš taip pat buvau pradėjus tuo metu per toks transliacijas su žmonėm dalinti į savo tas pamėstyjimas visokias. Kam čia tas tyrinėjams pažinims su šokniu reikalingas ir panašiai. Nu va, tai man pradžia buvo tokį. Kažkaip norėjau dalintis, nes ko išmoksti, nu atrodo, kitam pagelbėti. Dėl ko, nes, sakau, susirinkti pačiam užtrunk laiką ir energijos reikia. Tai galvoju, nu, jeigu gal pagelbėti žmonėm, pamačiau, kad tos pagalbas gal ir reikia, ir aišku žmogus, kad būtų lengviau susigaudyti, surasti kažko, tai gal tau ir vertų užsiimti. Nu, va, taip ir dėliojus aš. Taip paprastą pasakoju, nes paprasta ir buvau. Aš negalvojau, kad aš paliksiu genealogį, aš negalvojau, kad aš mokinsiu kitus žmonės, aš norėjau savo giminės medį sudaryti. Ir tiesiog, va, ta sritis man kaip susirada, gal sakyti. Nes, nu, nebūčiau nesufantazavus. Aš atsimenu, kad buvau jaunai dorna, tai galvodavau, nu, kam tie žmonės tos giminės medžius sudarinėja. Tai ne, iki kažkokių tų šimtmečių atgal. Ir sužintus vardus žmonių, kad jie jau seniai neapgyvena, nu, kon su to reikia dirbti, kam čia to reikia, nu, cit prasmės nėra. Tai paskiau jau taip neapgalvojau, kažkaip natūraliai tas atėjai. Nors tas suvokimas iki pat dabons keitas pastovę. Ir vis kyl kažkokiais naujas mintis, tai apsvarstymą, pasiklausa kitų bendraminčių, žodžiu, kas dalinas, mokslininkų, tyrėjų, įvairių sričių. Ir tos visas žinias juk susijungia. Va. Tai ir tas stiprios šaknis anos irgi pastovė keitas. Ir šias metas jau būtent pačiam projektau, nu taip gal reikėtų pavadinti, nežinau, veiklą stipriom šaknim buvo pavasarį 2 metai. Kaip aš tau užsijimu ir vis ta mano veikla auga, kažką plėtas ir nu ir ploti, ir tom gylį. Ir dabar mano ir pagrindinė veikla, aš samdom darbą neturiu, aš užsijimu būtent tau padedu žmonėm patiem pažinti savo šaknis. Man atrodo, kad tas yra svarbia.
kartais būn, kad padedu žmogau kažkokį šakelį susirasti, susigaudyti, užvesti kelį. Ir kartą sako, gal tu giminės medį gali sudaryti. Tai aš neapsijimu dažniausiai, labai išskirtinės atvejęs apsijimu. Jeigu noriu kaip nors atsidėkavoti žmogau, kad ras ir kokį gerą darbą padarys maniai, tai apsijimu tuo atveju retu, jeigu jautu, kad galu. Nu ir tiesiog, jeigu pasiprašau, kad aš labai noriu surasti, promočyti kokį. Žmogus žin konkretą, ko nam reikia. Bet dėl ko? Dabar reikia pasiaiškinti, dėl ko neapsijimu. Visų pirma, kad laiką. Reikia turėti viskam gyvenim tik nėra, turi pasirinkti. Tai aš su paskaitom turiu ko veikti. Ir su mokymu, su konsultacijom. Su visom kelionėm, žodžiu, nuotolinėm, su visko. Bet kits dalykas, kad būtų labai paprasta užsidaryti savo kamurkį ir tiesiog ieškoti, atiduoti žmogų į ramus. Nes, sakykime, tas uždarbis yra pakankama geras, nes laika daug kainuoja energijos, daug kainuoja žinių visko. Bet žmogus dažnu atveju palikt nesusipažins su savo tą giminį iš tikrųjų. Nes tada nukiš savo ton giminės medį į stalčių ir pamirš. Ir katras dar labiau pasigilint, dar kažko paaiška. Kad tikra būtų supratęs, kaip gyvena tai protėvė, kaip atrodė gyvenėms kasdienybė. Galų gali nuotrauk paieškoti, čia biškai triukšmas dabar keliu važiuojant didelį mašiną. Ir man atrodo, kad tas momentas yra svarbus. Iš tikrųjų susipažinti, mes dabar galam mane, susitinkam kažkur gatvėje, pasisveikinti, pasišnekėti, kaip sekas. O su tas katrų nebėra. Negalam, nėra to iki šansų. Tai, man tokia gyvenimo filosofija ir kad pats suvoktum, kad arti tavęs būtų to žinias, o ne tik tas kažkur teoriškai ant popieriaus, kad statybė prasmės. Praktiškai. Nebent kažkas perims, kažkas gilinsis, infočiu. Ir tom pasakysiu paslaptį, kad dabar, kai bus vasara, aš galbūt apsijimsiu, jeigu taip susiklostys gyvenims, porą giminės medžių, jeigu nei bus iš Veviržino, Šviekšnos, Gargždų, Vėžai, Čendrijavo teritorijos arba aplink Laukuvą. Jeigu kažkas labai dikte norit, parašykit, bet tik su sąlyga, jeigu jūs patys irgi gilinsaties ir, žodžiu, prisidės prie to kūrimo, ieškosit patys irgi tų žinių papildomų, kaip tas gyvenims klostės. Čia irgi ne iš mundromo, bet tiesiog man noras, kad tas darbas būtų prasmingas. Jums patiems būtų aišku, kodėl jums to reikia. Nes tiesiog, tas jį svarbia. O dėl ko tos teritorijos, dėl to, kad aš ant skiauro žinau ir tiek daug laiko nekainau paieškas negu kažkur kitos teritorijos, kur galėčiau, bet tiesiog užtruktų ilgiau laiko, nes mažiau gal, sakykime, tos praktikas visą laiką. Taip susiklosta, kad turi tada ilgiau pasėdėti. Tai yra kitų specialistų, kad irgi savo teritorijas labai gerai išmano ir, žodžiu. Kiekvienam savas darbas turbūt. Taip. Kad parašykite, mes pasišnekėsim. Ko jūs ieškote ir ko mes galim surasti. Tai dabar toliau. Reikia sugrįžti prie minties. Kad aš pradėjau, pirmą tą paskaitą vyką, ir atsirado tada kultūros pasė, mano programos, aš pasirašiau paraiškas, pradėjau skelbti, kad nuotolinis paskaitas pradėjau skelbti, žmonės pradėjo registruotis, pradėjau į įstaigas važiuoti. Tai taip ir susiklosti iki to, kaip ir dabar. Man kasdienybė ir kartas, buvom, kad žmonės sako, tai kaip tu, tai kon tu dirbi? Tai aš to ir dirbu. Arba, tai tu už tokį dalykus pinigus jėmi. Jeigu aš kiaurą parą to užsiimu, tai kažkaip mus reikia gyventi žmogau.
jeigu laiką skiria, energijai skiria, tai nori ir atlygį turėti už ton dalyką. Tai vat situacija ir tokia, kad stipri šaknis gyvom ir stengiaus kožną dėjimą pagelbėti žmogau. Ir gal tas nėra toks apčiopams dalyks, kad tu pardaudi kažkokį daiktą, nu aš turiu kortelį sukūręs, jeigu nori daiktą. Arba kad, nu, kažkon jau labai, nu, kad tu ne daktaras koks esi, nėra gyvybiška būtina. Bet, nu, ten žmogau kažkoks moments, kad tos prasmės aiška ir tom prasme kartas rond būtent savo šaknys. Tai, man nors ir pagelbėti šaknis pamatyti. Tai, ką turi išmokti žmogus? Ką turi išmokti žmogus tyrinėti ant savo giminės istoriją? Nu, aš stengiausi šį vakarą kažką apgaunu, šnekėti paprastą, be jokių sudėtingų tų kažkokių išvedžiojimų. Ir nu pat pradžių mano noras buvo toks. Dalinti su žmonėm, kad nėra kokie, sakykime, tyrinėtoje istoriką, mokslininką, o papras žmogus nori pradėti iškoti informaciją į savo giminės medžio. Kaip man nam reikia paaiškinti paprastą, kad iškart būtų aišku, kad nereiktų galvoti, dar ko man čia pasakė. Nu, ir buvo, žinokit, kad aš skaičiau paskaitas ir žmonėm viskas labai pateka, bet buvo iš šono pasakyta. Matyt, per paprastą, nu, įda žemaitišką, tai iš vis gatava bloga, kad, nu, čia reiktų dar pasistengti, žodžiu, nesupratau, kad per paprastą aš šneku. Nu, tai čia tim, kas taip galvoju, aš iš karto galiu pasakyti, kad kitaip nebus. Nes aš noriu, kad ta genealogija nebūtų kažkoks kosminis padars. Ir kad kiekvienas žmogus galėtų prie nos prieiti prie savo istorijos, savo šaknų. Va. Tai va, tai kaip išmokti tyrinėti? Nu, pirmas dalykas savarankiška. Viskon gal susirasti. Tikra, internete, tam pačiam Facebook, nu atrodo, nuo Facebook durnas daiktas. Dabar pilno to dirbtinį intelektą visokių nesąmonių prikorta. Bet, kadangi genealogija ir toks dalykas, kad rasnėda Lietuvo pripažins normalią, tokių viešų lygmenių kažkokių stiprią. Ko jis pradėjo politiekis. Nu, žodžiu, tai žmonės stengiasi dalintis informacijai. Ir pagrindinis šaltinis, kur, man špargalkis skraido, pagrindinis šaltinis, kur žmonės dalinas, bendraun ir Facebooks iš tikrųjų. Ir pagrindinį grupių domiuosi genealogija, ir papildomų visokių grupių atskirim kraštam, temom ir visai. Tai ten gal daug kon susironkiut, nukreipimus, kur iškoti, kur skaityti. Nu ir tada jau per praktiką. Praktik. Tai viskon ton gal pačiam. Jeigu jūs mėgstat savarankišką dirbti, vieni patys, kad nieks neknėstų protą, tai tikra ton gal padaryti, susironkiuoti tiesiog ir pradėti iškoti. Nu, kitas variantas, aiškiai, ir su pagalba. Nu, pavyzdžiui, aš gal pagelbėti, gal nukreipti, gal pakonsultuoti, paskaitas gal išklausyti, kaip jau patinka, ar tiesiogiai ir klausimus uždavinėti, ir įrašus perklausyti, ir savo, žodžiu, ramę viskondėliuoti. Tai čia kaip? Nu, o ko gal išmokti? Ko gal išmokti, kas ta genealogija iš vis yra? Nu, mokslas apie šeimą, ne, mes suprantam, kodėl čia mokslas, kaip čia nutyrinėti. Tai aiškiai žodinis, tas pasidalinam žodinis gyvoja atminis ir diktė svarbia, bet daug kon gal surasti, ne tik ton kon šeimo turam, ir ne tik ton kon vietinį bažnyčių turim, nes galbūt, kad kažkada jums pasakė, kad sodė jie nieka nėra, nerasi. Tai nebūtina teisybė, nes didžiojo dalyje mūsų šalies bus archyve. Ta medžiaga, nes buvo daromas kopijas, nu čia jau reikėtų teorijai pasakoti, bet žodžiu, ta medžiaga yra, bažnytinė metrika yra. Tai pirmiausia, gal išmokti naudoti įsusikiom domenų bazėm, svetainėm, kur yra informacija talpinama. O antras dalykas, gal išmokti iškuoti numiai sėdant metrikų ir paskiau dar išmokti nuskaityti, nusanalizuoti, nagrinėti. Va. Tai
čia yra labai svarbus dalykas ir gal skom tep, vienim sudėtinga, kitim paprasta, bet iš tikrųjų, biški reikalų ir rekontrybės, bet antras dalykas. Pamačius metriką nėra, kai išsigojus, sakiau, išpūsti, sakyti, ne, aš nikuomet nesugebėsiu, aš neturiu žinių, aš dorins visoks koks. Mes vis tą pradžio galvojom, tikra. Atsidara, ir koks, toks dantyra, aš galvoju, aš nikuomet neperskaitysiu. Bet atsirond, kas pagelbė, kas padeda iššifrauti. Vėlgi, tas pats Facebooks to veito padeda. Ir gal atrodyti jaukinga, lyginant su kokiu kitų mokslu, kad, čia toks ir būds, ne? Mokomės labai čia jau moksliška. Situacija ir tokia, kad oficialių kažkokių tokių nukreipimų šaltinių mes daug neturam, ačiū Dievui, kad archyvą skaitmeninton medžiagą ir paorganizavom ir kokį renginį, ir ekskursijį, kartas ir kokį paskaitą, tai jau tas ir gera. Koks nors muziejus organizauna konferenciją, vėl paskaitas, pasomda genealogus, kad galėtų žmonės ton savo tyrinėjimą pradėti. Tai jau yra, žodžiu, judam į priekį. Bet, kol kas mes taip dalinamės vieni su kitas ir tik profesionalą, kad ryto užsijam, tik mėgėję, tiesiog diskutavom, dalinus, o ton radau, kitkon radau, tep ir sudėt, kitep ir sudėt informaciją. Ir tokiu būdu pats mokomės ir tus iškojimus galam atlikti. Ir aiškiai dar vienas dalykas, ko reikia išmokti ir kaupti ton informaciją, dėlioti ton giminės medį, kaip taisyklinga ton daryti, kaip tus vardus perrašyti. Pavyzdys, saka. Ir tyrinėtojai, kad jums te apsakys ir kabins sakys, kad šį teisybė. Reikia užrašyti giminės medį originalą kalbą tepka prada. Tai man tad klausimėlis. Gyvena žemaitis, kur nors Plungės rajone dabartinė. Koks nors, kas nors čia galėjo būti. Petrikauskis. Ne? Petrikauskis, ten daug čia pas mūsų Petrikauskį, to žemaitijo. Ir ten rusišką užrašė Petrikovskį, ne? Lenkišką daten kokį nors biškį tokį variaciją ir į panašį. Ir dabar katras yra originalus. Lenkišks, rusišks, akap. Koks turėjo būti originalas? O jeigu buvo, pavyzdžiui, duktė, tai šnekamojo kalbo, nevadina Petrikauskaitė ar Petrikauskytė. Kad kokį ten galūnį mes užlipintumėm. Saka, kad jis labiau būdinga žemaitėm. O as jau būtų ten jau antrupos lietuvis. Tai jam buvo Petrikauskalė. Tai ko mes tada rašom, kas yra originalas? A mes spėliojam, ką panitarimišką ten šnekėjai, nusirašom rusišką, tada leikt mum pasinaudoti dabartinį kalbos sistemą ir pavardžių tas sunormintas priesagas, susidėlioti ir galūnės ir visą kon. Ir, ką vieni kitus suprastumėm, o ne prisirašyti lotynišką, lenkišką, rusišką, dar kokį nors variantai, ten dar 3 iškraipimas skirtingus metrikus. Nesigaun. Tai tus dalykus reikia žinoti, atkreipti dėmesį ir pačiam irgi savo galvą pagalvoti, čia man teisinga patari kažkas. Kad nesigaut, paskiau 5 skirtingi variantai, galvojam, kada nei te patys savi vadina. Nevadina. Tikra, kad rusiškų variantų savais nevadina Plungės rajone gyvenantis Petrikauskis. Niekap. Gal greičiausiai nemokėtos kalbos. Tai reikia išmokti sisteminti, dėti ton informaciją, kaupti, būdų ir įvairių, vėl, kokie tai būda, ir popierinė, ir kompiuterinė, ir visą apkap gali susigalvoti, svarbu, kad pats suprastume, ko dirbi, kad kits paėmė suprastų. Nes jeigu mėgsti tyrinėtoje, aš pat turiu tokių užrašų knygelių, gerą šūsnį tokį krūvą, tai nieks nesusigaudytų. Tik aš pati. Aš žinau, kokio veito maždaug katros knygelis ir katros kokios nors ten šeimos schemų nubraižyti. O kas iš to kitam? Nieka. Kol aš nepaaiškinsiu, neišrašysiu, žodžiu. Tai va. Tai čia ir svarbus dalyks. Sutvarkyti ton informaciją, katron mes randam. Ir aiškiai dažna te būn, kad nori datoliau ieškoti, jau tvarkyti gali vis gyvenimą. Leitusi prierek pasakyti, žinokit. Bet nieko, da gyven gal.
tik kniuosia labai visokas aplink galvą. Tai va, įžanga tuo kitos genealogijais. Ir kon suteikta genealogijai, kam to reik, tim, kas tyrinė, tai, kas netyrinė, dažna sako, kam tau to reik, tu durns, palikti tus mirusius, arba ten, vienu žodžiu, kokia tau iš to nauda. Tai mes kiekvienas savo ton atsakymą surastumėm, nors tas katras jau pradėjai domėtis, dažna tai žiūri taip, tu durns, taigi man įdomi, ko tu nori. Bet... visų pirma, daug supras, kad nesam veinintos vietą. Visų antra, kad turim atkreipdėmės į kitus, kaip šias laikas individualistų visuomenė. Ir pasižiūrėti kitą, atkreipti dėmesį, prisitaikyti biškį, pasidarinti, būn sudėtinga. Kada kiti žmonės iššalia, o pasirodo, kada atei kur sutinki gal, vos ne kožna deinadams į darbą. Da ir gėmenis, įsivaizdauk. Realia, fiziško, geną sutamp. Tai, vat, ton dalyką. Kitas dalykas, kad tai tyrinėjimą, jeigu pakankama gilę lendam, gal paaiškinti tam tikrus dalykus. Kodėl kažkas susiklosti šeimo, kodėl baimė kokį nors pavyzdžių. Arba talents kažkoks atsikarto, kažkoks amats, posakį kažkas karto, iš kažkur tas posakis kėlo. Gal jis tik jūs šeimo yra. Kodėl? Kodėl žmogus tokį charakterį? Gal į motinai, į babą, į probą buvo tokį patį charakterį, o kodėl tos buvo? Tai čia jau prasideda, žodžiu, įdomybės, kur ne tik tą sausą gali aiškintis, bet ir įdomiau. Tai va, tokie reikalą. Įdomus ir dalykas, ta genealogija, daug kam dai nesuprasts, ir kartas pirmas įk matoms, ir gozdinantis, kartas galvoju, kodėl žmonės tos genealogijos stebėjai. Ir tokį paslaptingumą, negali sakyti. Paslaptis gal paaiškėti. Gal. Teisybės ieškotoje dažniausiai, tai kad ir pradedu užsiimti tom savo paieškom. Tai va. Ko reik dar padaryti? Reik pakviesti jumis į susitikimus, nes 3 paskaitas artė. Artė 3 paskaitas gyvas, į katras tiesiog reik atėti. Tai Tauragė 20 poryt, tarp kitko. Plateliui 28, tai Tauragė mes šnekėsim bendrą apie genealogiją, ką manos reikia ir kokie yra visokie šaltinė, kad gal pradėti, internetinė, žodžiu, kur gali iškotis informacijos. Bandau vaidėti kniojus, atsiprašau. Reikia tik vėduoklį atsinešti. Platelius mes šnekam labai rimtą. Sako, kokie čia yra pramoga paorganizuoti, kad žmonės atėtų. Apie bažnytinius įrašus. Ką panuskaityti, kur nuieškoti, taip toliau. Birželį 3 plungė. Iš tikrųjų įdomi paskait, katros gyva fiziška da nesuskaičius, tik tas nuotoliniu, nes kažką visą laiką žmonės to pradmenų. O čia bus, žodžiu, visuomenės mozaika. Skirtingų religinių bendruomenių informacijos, kur ieškoti, ir plus skirtingų luomų. Kaip ten su tas bajoras buvo. Bandysim apžvelgti tokį bendrą apžvalgą ir trumpą, ko gal paieškoti, kokie šaltiniai egzistuom. Tai, pat paskait nesikaus trumpą, šitą apie jau sakau, kad trumpą, bet apie kiekvienų žodžių prabėgsam, apšnekėsam, kiek tik būsim manom. Tai čia gyva. Dabar nuotoliniu, kas negal gyva atvažiauti, tai dabar lauk mūsų 2 tokius progas. Viena yra genealogijos pagrinda paskaitų serijai, 4 paskaitų serijai, bus nuo gegužės 22, tai jau greta. Žodžiu, bus 4 penktadienė, aš gal tam kiti jau dabar užsidėsiu. Va, bus 4 penktadienė ir mes pirmiausia šnekėsim apie bendrinius šaltinius, kam ta genealogija, kas ta genealogija, kokie nors ir padėtis, kokia istorija maždaug, te prabėgsam, kaip čia ta genealogija išsivystė. O antrą paskaitą apie archyvus, kokie jie egzistuoja Lietuvo, ir ko jūs gali iškoti. Lietuvoje 9 archyvą, va, aš žinojot, tai paaiškins, kas jie tokie. Tada bažnytinė įraša, taip pat bažnytinė įraša, kaip ten atrodo ir taip toliau, ir paskutinė dalis atskira. Kaip naudotis elektroninė archyvų informacinė sistema, katrai yra būtent tam ir skirta, ten ir talpinami archyvų skaitmeninį dokumentą. Vadinasi bažnytinė įraša.
ką panaudotis, nes ten yra tokių specifinių dalykų, kur pradžio žmogus nesusigauda, ką surasti tom knygą, katros jūs aiškot, nes neužtenka parašyti bažnyčios pavadinimą. Nerast. Greičiausiai, arba bent jau dalį rasit ir tai reikia žinoti, ką įvesti, kokiu linksniu. Tai va, tai tokie reikalą. Jūs galit užsiregistruoti ir mes tada susitiksam ir šnekėsim jau rimčiau. Ne taip, kaip čia šį vakar per Facebooką, bet normaliai per Zoomą, biškite per oficialiau vainų žodžių. Ir labai svarbus dalykas, manis klausdavo, kai aš čia dariau žemaitiško, tai jau kad bus lietuviška, tai dabar bus lietuviška, aš čia pavaizduosiu, dabar ką moku šnekėti lietuvišką, tai jau persijungi, tas, žinot, jungtoks kažkur galvoje. Va, tai tos paskaitos vyks lietuvių kalba, 4 penktadienius, įrašai bus. Žodžiu, jūs mane tikrai suprasit ir nebus problemų, nereikės vertimo. Dabar jau sugrįžu atgal į žemaičių kalbą, nes kai ilgą laiką šneki žemaitišką, tai paskiau, kad persijungi lietuvių kalbą, skump juokinga. Bet man kartas tėtis sako, girdi, tu visą laiką tu savo video keli žemaitišką, juk tai jis niekur nekreis, nes galvos, kad tu nemoki bendrinis kalbos. Tai aš nesu iš tų žemaičių, kur gadava jau, žodžiu, nacionalistišką, sakyčiau, kad ne vis čia monitor suprasti, nuvažiausi Vilnių, paskaitos neskaitau žemaitišką, nebent kas paprašyt kokio ten draugijo su žemaitė susijusio. Va. Bet žemaitijo skaitau žemaitišką. Tai gyvų susitikimus dabar, kur turėsam, po žemaitiški. Bet nebauda, kad nesuprastų žmonės, tikra. Ir net užsienietė, kad lietuvių kalbą išmoks, sako, kad supranti ton žemaičiai, viskas nim gera. Nes, mūsų ta žemaičių darbė nebėra tokį, kaip, tai jau man išbarskas nors, kad žemaičių kalba. Žemaičių kalba, tarmė, ką be pavadins, Ana nebėra tokį, kaip buvo mūsų ten babų senolių. Mes esam stipriai paveikti tos bendrinis kalbos ir leksika ypač yra, tikra suprantam. Tikra, kad suprantam. Gera. Tai, dar, kon turėjau papasakoti, aš špargalį labai skaitau. Apie kortelis tai paminėti norėjau, kad aš jau baigu išparduoju dabartinį leidėjimą ir, tarp kitko, dar neišjungiau nuolaidas, nors ten jau turėjau baigtais. Tai paslapti pasakysiu, jeigu šį vakarą dar užsisakys, tai dar paliksiu jums nuolaidą. Esat užsisakys, daug su nuolaida, o rytoj jau ne. Gera. Nes, pat nepriejau, nespėjau, tai pat kalta. Taip, kad pokalbių kortelis, aš šeimos susitikimą, giminės susitikimą tikrai naudingas, žmonės džiaugas, kad neregalvot, ko šnekėti, gaunas kaip žaidimas ir daug ko gali išgirsti. Iš bet kokio amžiaus savo giminaičio, šeimos narių, A2 susėdi, A10 susėdi, ar per tom giminės susitikimą sugalvoji žaidimą su 50 žmonių. Va, pasakiau. Toliau, kadangi jau dabar vasara, nors, pagal orą tai nežinau, kas čia. Neradau, steigiu žalios spalvos daug. Bet jeigu jūs organizuojate giminės susitikimus, arba gimėm, dainos kaip šventė, arba net mergvakarį, aš sugalvojau planą mergvakariam, dikte fainę turėtų gauti, bet dar nesuradau, kas nors žanytis ir mergvakarį taip minėti, įdomi, ne kaplis. Tai gal susisikti ir mes susitarsam užsiėmimą arba paskaitą, kas ten jau jums bus įdomi, nes, prasmingas dalyks ir kartais žmonėm galbūt toks kitoks laik praleidam būds ir dar ir naudos turėti. Paukštelis atskrenda. Tai va. Ir paskutinį šio vakarą temą, kad žadėjau pristatyti, yra genealogijos ir tradicijų savaitgalis protėvė ir mes katras vyks rugpjūtį 14-16 dienom Bilionių etnografinėje sodybo gyvenims. Bilionių piliakalnių papėdė, žodžiu, Bilionių piliakalnis yra prie Laukovas ir šių metų versija tokia galioja, kad ten buvo Pilėnų veita. Tai tokio ypatingo veito iš tikrųjų. Ir ypatinga veita ir etnografinė sodyba ir irgi įspūdinga. Tebė ir visi originali pastata. Ir man ten dikte patink. Galvos taip, kad mes ten suorganizavom giminės susitikimą vienas metas. Tad kitas metas, perna. Turėjo būti giminės susitikimas, bet mums nesigavo, nes nesirinko žmonių ir aš jau iš anksto supratau, kad niek čia nebus, reikia kažkon kitkon dirbti.
Jis vis tiek rezervuot sodybą. Nu ir galvoju, gera, reik padaryti renginį žmonėm. Tai turėjom 2 dienų gražią šventę. Ir sugalvojom, kad reikia nuntėsti. Tai šias metas mes kart šventam žolinį. Šviesam žolinį, bet darbausamės. Rytas darbausamės prie genealogijos, bus rimtesnis informatys ir esam nuo pat pradžių, žodžiu, vėl, kas ten atsikartotos giminės istorijos, ką reikėtų prieėti, kaip nusiteikti, tada ką ieškoti, ko ieškoti. Ir žinokit, net jeigu esate išklausytas paskaitas, aš matau, kad žmonės vis sugrįžt, nes vis tiek išgirs kažko naujo, įtvirtin ton informacijai kažką. Ir sako kartas, nu ką aš anksčiau negirdėjau, tu dabar pasakėjai ir aš paėmiau ir radau. Tai matytos naudos yra. Aš džiaugiausi, kad žmonės sugrįž, nors kartas galvoju, nu vat, klausosi jau kelintį žmogus, vis tiek yra naudos. Tai va. Ir apie genetinį genealogiją atvažiavau kolegą, toliams pusbrolis, nu pagal DNR suprantat. Ir papasakos apie genetinį genealogiją. Jis daugiau įsigilins negu aš, nors jau per ton vis laiką tek pasigilinti nemažą, bet jis dar daugiau įsigilins tikrą ir papasakos, kas su tas DNR testas vykst, kokie šanų naudai, kokie neipų. Mes buvom visokiai. Toliau, ką neperkais tu galva, nu jau neišsigoskit dikte, bet įdainiausiam iššoksam. Nesigosdinkit, nes tikrai bus fainė, man tėtis, nu, žiaurė, nemėgs šokti, bet perna gondrą vaidina. Tai, žodžiu, viskas tikrai gerai įvyks. Ir labas nagi žmonėm buvo, ir netgi rūsti vyrą, kur atvažiavo, susiraukė, jaukėsi, džiaugiasi, paskiau dar ir sodus rišteis, ir podelius lipdyteis. Tai šias metas podelį nelipdysam, bet šiauda bus, šiom beitom gaminsam, nesodus, bet kol kas paslaptis. Paskaitykit programą. Mes klausysamės apie jaustų audimą. Apie mažos Lietuvos jaustas, bet taip pat ir apie kitų regionų, koks keras tas audims. Ir pamatysim pavyzdį praktinį, kaip tas ir darom. Kon dar dirbsam? Klausysamės pasakų. Ten buvo, žinokit, įspūdinga, aš net bijau įsivaizduoti, nes šiurpą pradeda lakstyti. Bus įspūdingas vakar su tom pasakom, tradicinis dainas dainausim su rimtu vedimu, nes atvažiavau gerbiamą Rūtą Vildžiūnienę, etnomuzikologė, katrą, nu jau nelesti apie jau paviršium ir papasakosi, pasidalins ir bus, žodžiu, mum tokie ir pamoka, ir gražus vakaras. Toliau, koncertą turėsim, Adrijaus Almino. Tai čia bus uždarims jau renginį. Aš lakstau per vis programą, nes anai yra nemažas šias metas, nors man kažkas sakė, tai čia nėra daug pasirinkimų. Nu, žmonės. Man tikslas nėra daryti festivalį. Aš noriu išlaikyti ton, kiek įmanom, kamerinę aplinką. Ir didelės masės, kad buvom festivalių, žmonių nebus. Mes vienu metu turėsim vieną dalyką. Dalyvauti gal visą šeimą. Tik tas tai, kad vakų priežiūros mes neorganizuojam, vaką gal dalyvauti kartu. Viskom su rankom gaminti. Perna jauniausiam dalyviau buvo, man atrodo, 2,5 metų. Hans visur atidalyvavo ir išsileipdi, ko norėjo, ir žodžiu, viskas anap gera buvo. Tai tiesiog, pasirūpinti savo vakų saugumą prašysam jūsų, bet tikrai visi gal atvažiuoti. Su visas senolės ir prosenolės, ir brolės į seserėm, ir pusbrolės į pusseserėm. Nes tikslas ir tas apsijungti su šeimom. Šeimų ir tas renginys, alkoholį jokį nebus ir visų, kas dalyvavom, prašom neatsivežti ir nevartoti. Jeigu kas rūka, tai jau, ką pasakyti, nesikausam čia dabar, kad jums nebūtų bloga, bet paprašysam išėti tiesiog iš sodybos tuo metu ir, žodžiu, ko išėti ir netoli tiesiog kad, privakų nerūkyti ir taip toliau. Ko dar reiktų pasakyti? Prašom neatsivežti gyvūnų, nes vėl maži vaka ir ta teritorija, žodžiu, tokia, kad tam renginiu prašom neatsivežti, surasti, kas galėtų pažiūrėti, tas kelias dainėlis.
Nors tikrai gyvūnus mylam, bet, kad nebūtų kažkokių paskiau nesusipratimų, problemų, triukšmą ir taip toliau, kad galėtumėm ramiai atsipalaidai būti. Kodėl galbūt įdomi atvažiuoti to mūsų renginį? Pirmiausia, tai dėl to, kad jums paskutinį syk teka praleisti tiek laiką etnografinėje sodyboje nakvoti. Nakvyni palapinės. Tai kartą žmonės nusigost, bet tikrai ir vietas pasistatyti, svarbu atsivežti, patogiai, kad būtų, ten čiūžinius, visko, tokia aukštesnė vieto, kad, tikrai, žodžiu, būtų jums saugiai malonė. Dušą, tualetą ir vidau, tai tom prisiminkit, nes aš kartas pamiršt pasakyti, aš nepasakiau žmogų, kur ir tai tualetą, yra ir jūs galės normaliai nusiprausti, normaliai visko susitvarkyti, tikrai problemų nebus. Dėl maisto. Maistas bus tinkams ir vegetarams. Aš pati esu tokia priplaukusi ir net miltų nevalgau. Tai jeigu jūs kažko netoleruojat, tikrai nepaliksit badu mirti. Tik tas pirmą vakarienę, prašom jau, kad nevargtumėm, netaisytumėm prikatuvų, o pirmą vakarienę suneštinis. Toks dalyks perna labai pasiteisin, pirms maistas suneštinis, visi jau susibūrė, tai čia kaip praktinė priemonė iš tikrųjų dabar jau taikau, kad visi susijungtų, pradėtų šnekėtis, bendrauti dalintis. Sąmoninga. O paskiau jau kitus valgymus mes taisysamės ir vėl, kartą žmonėm atrodo, tikrai nutrinkti kažkokį tai organizatorę, ko čia prisigalvoj. Mes didelį dalį tų maistų darysamės kartu, arba bent jau baiginėsam daryti kartu, susiruošam, žodžiu, visą stalą, viskon, dėl bendrystės, nes, nemokam paprastai gyventi. Turbūt mums atnešta ant lėkštės, žodžiu, viskas padėta, padaryta, aptarnauta. Tai, nors ir toks, kad ir per ton mes susijungtumėm tos bendruomenės, kokias būdavo. Tokių progų, kad mes kartu kažko darytumėm, maža bėr tokių kaimų, kur vienas kitam žmonės padeda. Maža bėr, kur prikim, čia tom padarom staigę. Tai mes ton nuotaiką būtent norėdami sukurti, tom dalyką ir darom. Galėtum pasikveisti, kas pataisytų tom maistą. Bet. Ir pliusų ir minus. Tai žodžiu, viskas ir sudėliota į programą, kad tikrai nenukentėtų ten mūsų, žodžiu, tai visi reikalą. Bet kartu versam tradicinių patiekalų tikrai bus. Ir perna tikrai gavos fainė. Ir kada matau, kad moteriškas niekuomet gyvenim nebuvo susitikus, sėdė bulvelės skut ir anos teik išsipasako, savo gyvenimą. Tai tai momentą įryko, aš sakau, paprasta, darykiam paprasta ir viskas gausis gražiau, negu ką mes galėjom įsivaizduoti. Bet nieko daugiau ten atsiveš nereik, viskas bus, žodžiu, ir pradėta taisyti kažkas jau bus, kas ilgą užtrunk, tik tas jau reikės sukėpti ir, žodžiu, busam į pavalgį ir pabendravę ir pasimokį. Tai jeigu jums skomb keista, aš gal negražiai pasakysiu, bet gal tada ir nevažiuoti reiktų, nes nebus tas įprast kažkoks dalyks, kur ten stovykla ir aptarnavams, ir padauta, ir vienu žodžiu. Netoks ir tikslas šeimoms susiborti. Aiškiai, tikrai pavienė žmonės atvažiuojam ir būn fainai, ir surandu, ir pažįstamų, ir draugų, ir matau, kad toliau bendraun, nors kelias dienas tik buvau susiteikę. Bet šeimoms susiborti, tokia bendruomenė kažkokia, kad bendrystė kartu darims, mums irgi sujunga. Ir ko aš dar nepasakiau, nežinau. Jūs man sakykite, jeigu kažkas jums įdomiai yra. Ir registruokitės, kas galvojat, nes ribots bus skaičius vietų, tikrai, sakau, nenoram masės, kad išlėktų tas jaukoms, bendroms ir, kad tilptumėm prie laužo vakarį. Ir tikrai esame tų žvaigždžių gaudyti, aš manau, pirmą vakarą, nes dar bus tas laiks, kada dar gal sugauti. Daug dievių gerą orą, tai jau pradėkėm melstis. Katrim dievam, tai jau nuspėskėm patys, seniai, manau, jiem, kaip sako, kiti sakė, tim. Bet perna buvo tikrai gražus oras ir lipom ir ant to piliakalnį, žodžiu, naktį ir buvo. Mano mama, žinok, lipo ant naktim piliakalnį.
į kelnis varliai šoka, kad pradėjai cypti. O vienu žodžiu, visokių dalykų. Bet, linksma prisiminti ir man ir noras ton va tokį sukurti tikrumą. Atrodo, nėra kurti tikrumą, mums tiesiog yra, bet mes dažnai pamirštam, įsisukome savo tus rūpešius visokius, o čia mes labai svarbi turam būti, kažkokiais pareigas, statusą. Niek mums nereikės, tik tas būti patiems savim, bendrauti, dalintis, ir pasiruošti biškai pasimokinti. Nes vis tiek mes esam čia susirinksam genealogijas ir tradicijų savaitgalio. Viskam suderinti. O kodėl aš sugalvojau apjungti genealogiją ir tradicijas? Dėl to, kad kada darbavaus, man savaime atėjo tep toks suvokims ir kartu gyvenim progas prisiminti, kas yra ta tradicija, kas yra tai amata, kas yra dainas, kas yra šokė. Ir kai Janus pasižiūri per savo giminės tokį kompą, o kaip galėjai maždaug gyventi mūsų tai protėvė, kaip ta šventė, kokie pasakojimai yra. Arba, suprantat, kokį dainą dainavo, pavyzdžiui, baba. Ne? Arba, sakykime, kokią amatą mokėjai senolis, kol drožinėtos buvo. Tai visai kiti tai dalyką atsiskleidė. Ir man tepi pasirodė, kad tom visko mes galim sujungti, nes viskas yra mūsų šaknis. Ne tik giminės medis, arba ne tik daina, bet ir tas, nes kiekviena mūsų giminės istorijoje ir tai amata, ir ta muzika, ir ta žodinė tradicija, ir tos pasakas, ir kas su ronkom buvo gaminama, viskas yra. Tik reik pasiveizėti. Tai tu mes įdarysim. Va. Ir ko atsivežti mėgo daiktus, atsiveškit, jeigu torat. Ar ten nuotraukas kažkokiais norit atsivežti, arba giminės medį, jeigu norit, tikrai galite atsivežti. Iš maistą. Pirma vakarienė kažkon ir savo keptą kepinį. Irgi dėl bendruomo labai fainė buvo, kas susivež, žodžiu, žmonės tas ton išsikeps, tas kitkon išsikeps, vėl prisimint, kaip tam, žodžiu, viskas tas davyks. Ir jeigu to muzikos instrumentą galite atsivežti. Toks visokius dalykus, žodžiu, kad būtų fainė. Ir savo patogumo, vakaro prilauž, gal kažkon šiltesnį apsirinkti, vienu žodžiu, tokius dalykus. Tai va. Taip, kad jeigu koks klausimėlis jums kėlsa, jūs čia dabar rašysite, nerašysit, bet gal komentuoti, ką klausysite ir aš galat man laišką parašyti, gal paskombinti darbą deinom, aš atsileipu ir, jeigu ne naktį. Deina atsileipu, gal paskombinti, man numeris yra, svetainė viso, žodžiu, jūs surasat. Ir, jo. Pasakojau. Nežinau, kažkaip man labai įdomiai šiandien mintis dėliojas, aš žiūriu, bet turbūt tep to ir būti. Aš jau kartas nesipriešim per daug apdėliojas, galvoju, jeigu tas dievulis tep liežuoju ved, tai tep į gerą. Tai norėjau ko paprašiau. Man tas kažkaip svarbia ir paskutinį metus paprastoms, aš pasižiūrėjau, kiek žmonės bando viens prieš kiek pasirodyti. Mundresnį, protingesnį, jargau. Sutinki žmogų, katras tikra, daug pasiekęs, koks profesorius, matai, koks ant jį paprasts. O tada duži džiaugas. Tai tokių pavyzdžių, ką mata, nori pats toks būti. Va. Tai aš dabar irgi, kaip sako, mokslą kremto, sieku magistro laipsnį, tai kažkaip, ir kom palyginti daug visokių skirtingų žmonių, daug tų skirtingų aplinkų žmonių ir, jo. Nors to paprastomo, kad nevaizduotumėm, kad čia mes tokie esam labai tik svarbios abas. Aiškiai, kad kiekvienas mes esam ypatingi ir svarbi ir nebereikalom tos vietą. Kažkas čia man bondi įrodyti. Tu nesupranti gyvenim prasmės ir išves čia nieks nesvarbu yra. Ir ten, aš suprantu viskom, kad mes turim savo asmeninį tikėjimą, filosofiją ir, sakykime, kaip ta mūsų siela keliauna ir visą kitą. Bet to ir teisi būti ir visokiai galvojimą, vienas dalyks, antras dalyks,
kap nori be pažiūrėk, bet tas protėvių žinojams on vis tiek ir svarbus. Kokį filosofiją bežiūrėtum ir kokiam pasaulio kraštį besigilintum, vis tiek iš kažko parent tas pagarba protėvę. Aš dabar prisiminiau, bešnekėdam dar vieną dalyką, pamačiau netikėtą, praleidus buvo komentarą, kad, o tai kur laiks bažnyčia? Tai, nes žolin bus 15, dieną mūsų to savaitgalį, tai noriu pasakyti, kon, jeigu kažkam bus svarbia nuvažiuoti bažnyčią ir ant likte netoli, jūs galės sėsti mašiną, nuvažiuoti į žodžiu, visur padalyvauti. Bet kadangi tas renginys ir skirts visų, kokių tikėjimų žmonėm, ir žolinė nėra tik krikščioniška šventė, buvo senesnė. Ir mes, žodžiu, akcentuosamės į tokį labiau gal gamtinį versiją ir vis tiek galvosam apie tus protėvius, ką paneišvesdavo, kas buvo svarbia tuo momentu, ką paneižiūrėjai, tokį derliaus laiką. Tai va, tai dėl to laiką nurodyti nėra, niekam niek neprimetant, bet jeigu kažkam yra svarbia, tikrai galėsit nuvažiuoti, sudalyvauti, žodžiu, viskas įvyks. To medžiagą, jeigu kon, sakys, praleisiu, tai tikrai pateiksam, kas jau bus teorinį kažkokį svarbią informaciją, tai jūs turėsit. Va. Tai planėlis toks. Žalui, kad man užtenkia jau pliorti, nes man jau biškai pirštos sustinka, nes tikrai ne vasarinis dabar tas ors, bet aš nesušlapau, aš džiaugaus, man švargalikis sušlapau, skuduriuk bišklik, bet čia tai barža mane apsaugo ir, žodžiu, viskas geras su to lauku. Kažką fainė buvo laukti pabūti. Tai dėkau, kad jūs klausėties, man to čia vakarienį papliurpėjama. Jeigu kažkas jums įdomi, kažkas kėl, kaip sakau, klauskit, sakykit, o aš tai jau pat pabaigui dar įdėsiu nuorodas, jeigu kažkam noras į tas paskaitas prisijungti, katros prasidės jau veina ta serija, bus dabar 22, o aš musti nepasakiau, ne, o kita serija bus dirbtuvis. Tim, kas jau kažkokį teorinį informaciją tor, bet gal nesiste kažko surasti ir mes tiesiog susijungi, jūs galėsit iškuoti ir iškart klausti, iškart prašyti patikrinti, ateisinga perskaityti, ką skaityti, ko iškuoti, žodžiu, va toks dalyks. Ir jį bus 4 tokį susitikimą, kur tiesiog jūsų lauks pagalbos, mes diskutausim, dalinsamės tarpusavėje, kas prisijungs. Ir, žodžiu, pasistumėti savo paieškos. Atrodo gal, kad kartas nerondat laiką ir, vis ne prisėsti, tai čia bus proga prisėsti. Visim kartu, žodžiu, kas jau bus užsiregistravę. Viskas. Baigu pliorpti, linku jums gerą poilsį ir iki susitikimų sakau, nes manau, kad tikrai susitiksam. Gražiai vakarėlį, iki pasimatymų.